Po operacijos vykimą dažniausiai lėtina ne pati operacija, o dažnai daromos klaidos. Aptarkime 5 dažniausiai pasikartojančias klaidas. Pirmoji klaida yra per ilgas nejudėjimas. Daugelis po operacijos bijo judėti, tačiau judesys yra svarbus tam, kad sumažinti sąstingį ir padėti atkurti funkciją. O judėti reikia tiek, kiek rekomenduoja jūsų operavęs specialistas. O kita klaida yra priešingai. Per didelis krūvis, per didelis noras kuo greičiau grįžti į kasdieninį gyvenimą. Per didelis krūvis gali kaip tik sulėtinti jūsų gijimą ir padidinti komplikacijų riziką. Jeigu po operacijos jums yra paskirti pratimai, tai yra gydymo dalis. Jų reguliarus atlikimas padės jums greičiau atstatyti funkciją ir sugrįžti į kasdieninį gyvenimą. Nedidelis diskomfortas po operacijos gali būti normalus, tačiau besitęsiantis skausmas, didėjantis patinimas ar paraudimas nėra ženklas, kad reikia tiesiog pakentėti. Jeigu judesiai negerėja ar funkcija neatsistato, nereikėtų laukti. Anksti pradėta reabilitacija gali jums padėti pasiekti daug geresnių rezultatų. Po operacijos svarbu ne tik laikas, bet ir tinkami sprendimai. Jeigu kyla papildomų klausimų dėl reabilitacijos, pasikonsultuokite su kineziterapeutu.